Šie metai kvies sulėtinti tempą ir pažvelgti į save su daugiau švelnumo. Tai laikotarpis, kai svarbu mažinti savikritiką ir atsisakyti poreikio viską kontroliuoti. Metai skatins labiau pasitikėti procesu, klausytis savo kūno ir išmokti gyventi harmoningiau, neprarandant vidinės pusiausvyros. Sausis. Metų pradžioje verta sąmoningai sumažinti spaudimą sau. Pernelyg didelė savikritika ar noras viską daryti idealiai gali paveikti tiek sveikatą, tiek darbo kokybę. Leiskite sau veikti ramiau ir lanksčiau. Vasaris. Santykiai su partneriais ir kolegomis pareikalaus daugiau lankstumo. Šį mėnesį naudinga ieškoti kompromisų ir bendrų sprendimų, o nesiekti tobulybės bet kokia kaina. Kovas. Darbiniai reikalai ir sveikata taps svarbiausiais prioritetais. Stebėkite savo dienos režimą, mitybą ir nepamirškite klausytis kūno siunčiamų signalų. Jie padės išvengti pervargimo. Balandis. Finansiniai klausimai ir bendrų išteklių sprendimai turėtų būti priimami apgalvotai. Verta vengti skubotų skolų ar įsipareigojimų, kurie gali sukelti papildomos įtampos ateityje. Gegužės. Tai palankus metas mokymuisi, kelionėms ar kvalifikacijos kėlimui. Jei viską planuosite iš anksto ir be perteklinio streso, šios patirtis atneš ne tik žinių, bet ir įkvėpimo. Birželis. Santykiai su kolektyvu ar partneriais gali tapti produktyvūs ir naudingi. Aiškus bendravimas, atviri lūkesčiai ir nustatytos ribos padės išvengti nesusipratimų. Liepa. Liepa skatins daugiau dėmesio skirti poilsiai ir vidiniai pusiausvyrai. Per didelis darbo krūvis gali greitai išsekinti, todėl svarbu laiku sustoti ir atgauti jėgas. Rugpjūtis. Šis mėnuo kvies labiau pasirūpinti savimi. Skirkite laiko savo poreikiams, savijautai ir venkite papildomų pareigų, kurios neatneša tikros naudos. Rugsėlis. Asmeniniai sprendimai taps aiškesni. Tai tinkamas metas pradėti naujus projektus, keisti įpročius ar kryptingai judėti link ilgalaikių tikslų. Spalis. Finansai ir materialis saugumas skatins planuoti atsakingai. Venkite impulsyvių pirkinių ir daugiau dėmesio skirkite ilgalaikiam stabilumui. Lapkritis. Atviras bendravimas su artimaisiais ir kolegomis padės išspręsti senus nesusipratimus. Leiskite sau kalbėti nuoširdžiai, tai sustiprins ryšius. Gruodis. Metų pabaiga palanki ramiam darbų užbaigimui, namų jaukumui kūrimui ir pasiruošimui naujam etapui be skubos. Leiskite metams užsibaigti taikiai. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.